Gedai, kaip nusiteikimas? Gerai. Graži diena, gražiau nei ką turėjai pavilky. Bent jau kojas nebus šlapias. Įsiskalbėjai? Jo. Švarus, gražus. Ir šampano buvai nulietas, pirmą vietą atsivežta. Kaip tą pirmą vietą atsivežė pavilky? Ai, sunkiai su falšiais, bet visai linksmu. Pasitūsinam, žodžiu. Šiandien tie falšiai tokie ir komedijos verti, ir kriminalo. Jo, žodžiu. Trečia zaėzda, tai biški pats susinervau, kad jie prieš startą man taip pakyša. Bet gerai, įdomiau buvo. Vis tiek pirmas. Parodyk, kad gali. Pasisekė. Tai va. Aplink. Kaip šiandien, kaip klasė stipri? Nežinau, reiks pažiūrėti, kiek ten jų atvažiavo, kiek ne, bet pažiūrėsim, kiek kas pasiruošęs iš po žiemos. Plungė nesvetima tau, čia turėjai ir gražių krešų. Jo. Jei grįžta tie prisiminimai, kur jau nebe. Pradžiai dar jautėsi. Kiek čia, kokie 3 metai atgal turėjai tą įvykį? 4? Jo, 3. Jo. Toks jau smarkus buvo. Na, pašventinam golfą tada. Nu, šiandien gal mechanikai negaus darbo. Tikėkime, ar norėtum, Aurimai? Geriau starto padarytų šiandien. Ar norėtum, rankos nešala? Iššalda. Ir ką veikt nėra. Nu tai gal užduos darbo. Tai padangas pakeitėm ir viskas. Nu, nėrėjau. Paina biškiant. Šviesos labai patamsi. Tai ką, labas rytas iš Plungės? Sveikas. Matom, šypseną neišblėsas. Nori važiuoti? Tai aišku, reikia bandyti. Platavo ginės treniruočių neturėjai? Turėjau. Turėjai. Kaip sekėsi? Gerai, vieną pusę nurovėm. Ne kriminalas? Ne. Gerai, kad ten nurovėm, ne čia. Nu, treniruotės parodė, tenai ne vienai mašinai silpnus mazgus. Ir Antanas... Tai tam ir treniruotės yra. Jo, tam išskaitas. Bandyti. Tai va, kaip šiandieną nusiteikimas? Bandysim. Kaip klasė stipri? Žiūrėjai dalyvių sąrašą? Stipri. Tai va, vienas stipriausias. Gedas? Bet tai... Nesakyk. Duosi Gedai pasižiūrėti per galinį vaizdo veidrodėlį. Bus matyti, matai, nežinom, mūsų variklis dar neteka susigrumdžinai. Tai čia variklis per žiemą krautas kažkoks? Visiškai kitas. Iš 2 litrai, 20 voštrų. Tai ir sprendimai gal kažkokie priimti nauji? Nežinau, nu čia Newtonui originaliai daugiau, o kas toliau, nežinau. Tai dabar turėsi ką, laisvą treniruotę ar chronometruojami? Dabar laisvą treniruotę. Išbandysim. Žiūrėsim, tada prieisim. Čia tau. Gerai, dėkui. Sekės. Pabandė su kasdienu, kad nebenoro. Tramplin, žiauri. Gerai, ne? Adam? Mašina. Gerai. Nu, labas, Antoniuk. Nu ir kaip čia dabar? Oi, labai. Labai kas? Labai smagu. Nu tai dabar čia Biengos atėčių klausimas. Ką jūs po treniruočių turėjot vaginius, kad greitai išsikraustėt? Supėga benzinsą kartelį. Tai kas čia purkštukas? Greičiausiai pakėlėm purkštukus ir pakėlėm pompą. Tai kaip dabar? Neaišku, ne. Tai kaip tą problemą pastebėjot? Ar užbėgot įvykiams žvakių, kai nepradėjo kalt variklis? Vėlenuką prasuka. Viršutinė? Jo, viršutinė prasuka vėlenuką. Bet be didelio kriminalo? Ką? Be didelio kriminalo? Ne. Mašinę svarbu atlaikys, paskui matysim. O kaip dabar tau, Antanai, Plungė pirmas sykį? Oi, liuks, jo. O pirmas sykį? Taip. Kas labiausiai patinka šitą trasą? Tramplins. Neatleisi? Tai reikia rekomenduoti, kad ten fotografai gal stovėtų. Jo, būtinai. Kaip klasė? Dalyvių gausiau? 9. Smagu bus? Ką laikai stipriausiais konkurentais? Žymekaitį ir gal sakyčiau Brazdžionį. O Lėją nuvertini? Atsiprašau. Nu, eisim Lėją, pakalbinžiasim, ką Lėja laikys stipriausiais konkurencijos. Tai dabar kiek šiandien turėsi 3 kvalifikacijas ir finalas? Jo. Turėsi nemažai užvažiavimų. Po kiek ratų važiuosit? Kvalifikacijas po 4, finalai po 6. Šitoj trasai galėtų ir daugiau ratų. Kaip danga trasos? Kieto. Padangas nereikės pasirinkti, viskas gerai, tinka? Šiaip gal ir reiks. Trūksta sukibimo? Supį nebus lysti. Bet šiaip ir gerai, nes toks jausmas, kad apsivirsanki vienu. Įdomiau pačiam, žinai, tas ne vėžoj važiuot, o kai ir mašiną gali kontroliuoti, pradėti gaudyti. Tai taip. Nu gerai, tada sėkmė, žiūrėsim, kaip čia mums. Liūbinai seksis. Viskas gerai. Labas, Lėja.
Galima pakalbinti. Aišku, galima. Galima. Dar nevažiavai treniruotės? Važiavau, ką tik. Ir kaip sekėsi? Gal gerai? Pirmą kartą plungiai. Ne pirmą. Tai turėjai pasirinkimą arba plungį, arba rokiškis. Jo. Pasirinkai plungį. Jo. Kaip Saraiksas? Saraiksas gal ir gerai. Nes paskutinį kartą su golfu važiavai, tai jisai galingesnis, dabar Saraiksas šiek tiek silpnesnis. Kaip klasė, ką matai stipriau? Visi stiprus, nieko nenuvertini. Smagu. Tai ką, tada turėsim 3 užvažiavimus finalus. Jo. Kas pačioj trasoje labiausiai tau patiko? Va, su Antaniuku kalbėjau, ten Tanui tramplinas didžiausias įspūdžius paliko tau. Jo, labai daug pašokį. Bandysi šokinėti ir toliau, ar? Jo. Bandysi? Tai tada reikia ten rekomenduoti fotografam atsistoti. Gerai, tada prieisim po kvalifikacijų užvažiavimų. Gerai, sėkmės. Labas, Vytau. Labą dieną. Nu, ką turim? Kažką turim. Šviežią kažką turim. Skanu žiūrėti tokį. Šviežią. Norėčiau, kad ir vakare būtų skanu žiūrėti. Nu, žinai, čia jeigu be kliurkų viskas gerai. Kaip atrodo klasė? Stipri tai nėra ką kalbėti. Čia jau nebus. Tai ką šiandien bandysi pasivaržyti ar bandysi padaryti gerą treniruotę ir įsitestuoti automobilį? Tai bandysim treniruotę padaryti, jeigu netyčia, kas būtų labai irgi gerai. Jeigu matysi, kad nedaug trūksta, nuspausi. Bet šiemet jau šitą klasę manis nebeįpareigoja važiuoti pirmam. Kaip plungės trasa? Gera, man tikrai liūks. Ne pirmą kartą čia? Ne pirmą, trečią kartą tenka. Dabar pakalbinau Antaniuką, pakalbinau Lėją, dėl to tramplino labai džiaugiasi vaikai. Kaip pačiam? Man tai nelabai džiugina tas trampliniukas. Sakė, aš labai... kai teko važiuoti, dar 2 kartus važiavau, bet jo nebuvo dar. Tai dabar žiūrėsim. O kas gaunas tramplinas, jis aštrus ir neria mašina, ar kaip? Sunku pasakyti, bet atrodo labai aštrus ten, jeigu gerą greičio paėmus. Nu viskas priklauso nuo amortizacijos, tos amortizacijos nelabai čia pas mane yra geros, tai... Bet žiūrėsim niekas, nebandam. Jeigu variklį užteko, amortikam neliko, gali būti praščiau. Nu, va taip ir buvo. Aha. Nu, bet tai tavo planas šitą Civiką vis tiek dar tobulint šiemet gal? Nu, kaip? Viskas kaip ir... Tai va sakau, iki to geresnio važiavimo, kaip ir norėtų amortizacijos. Tai dabar iki varžybų, kada jisai užsikūrė? Tai užsikūrė grinai balsas, tai čia kiek? Savaitė gera, bet, nu, realiai testai vakar buvo aplink garažą, tai tik tiek. Bet jokių nebuvo kliurkų per testus? Nu, rimtų nebuvo, bet kol kas. Nu, gerai, žiūrėsim dabar, kaip čia tas kvalifikacijas, tie startai su šituo nauju šviežiu. Dar nieks neįdėjo pravardės jam. Ne. Bet reikia galvoti. Bet dėmesį traukia, tai tas gerai. Aš manau, čia viršui praėjom, pamatėm dalyvių parką, tai tokie visi automobiliai šviežus, gražus, tikrai tai sezono pradžia, tas autokrosas kyla į kažkokį kitą lygį, tai smagu, kad ir pasistengia vairuotojai atrodyti ne tik tai greit trasai, bet ir gražus žiūrovai, tai va, gerai, žiūrėsim šitą, kaip čia jį pavadinti, Margučių nepavadinsi dar. Gražiūdai, labas. Kur nuotaika? Jau nuo ryto sugadinta nuotaika. Kas nutiko? Paleido prieš mane po jaunimo. Nu, ir visą trasą blokuoja, negaliu normaliai paspaust mašiną, žinai. Nes tokiam be testų, be nieko. Ir, nu, jisai taip mėtosi to trasą ir nenori nei savo prisidaryti problemų, tai atsileidė. Aš sakau, kuris tada trampliną pamačiau pašokti, tai šoktas tramplinu jau apsilenkiau šį. Tai sunku, pripratęs prie to automobilio, nauja pavarų dėžė, variklis dar toksai dar, žinai. Žodžiu, liūdna, kad negalėjai dabar sportiškai savo pačiuo... Tai va, paskutinį ratą, nes, nu, tada treniruosios per važiavimas gaunasi. O dabar kada tu važiavęs autokrose paskutinį kartą? Prieš 2 metus. Prieš 2 metus važiavau su dar mėlynai žaliu, metinį 3 vietą pasiėmiau ir viskas. O kaip įgūdžiai? Jauti, kad trūksta? Nu, grįžta. Vis tiek, žiemą prie tų simuliatorių pažaisti normalių ralių, visokių ralių krosų. Nu, bet ne tas. Ne tas vis tiek, nu, tai čia skova, jeigu maišas, tai sakai džokerį, bet tas 2 sekundžių džokeris atrodo kaip ir toksai, žinai. O kodėl šiandien važiuoji to, ne Vytautas? Prieš kokį gerą mėnesį turėjom spręsti, kas kur važiuoja. Planas buvo Ašplungis į Kupiškius, bet pasikeitė.
Tai ir šiaip kažkaip gaunas, kad lygiai prieš 10 metų pradėjau važiuoti krose, tai grįžom prie tą pačią juodą dizainą automobilio ir kažkaip gal padaryti sezoną po 10 metų. Kas atpažins, prisimins, kieno dizainas buvo panašus. Jo, kas prisimins, tai rašiau, klausiau ir galiu, tai leido, viskas gerai. Tai kažkiek patobulinam. Bet smagu, gražu, tikrai gražiai. Jo, reikia dar tik atsigaudyti bėgis, nes pasikeitė pavarų dėžę. Tai jau anksčiau 3 važiuoju, dabar jau 4 reikia jau. Tai tas tramplinas dar toksai... Nu va, pakalbinau Lėją, pakalbinau Antaniuką, abiem labai patiko. Geras tramplinas. Vytautas kaip ir, gal ir nelabai norėčiau aš. Aš irgi nenorėčiau, nes toksai, jeigu išorę linki labai, toksai aštrus gaunas, kai nusileid, bet jeigu prisisabdai, bet tai aišku nestabdysi, žinai. 3 kvalifikacijos finalai, manau, prisišlifuosi. Jo, nusimeš gazą reikės. Tai jo, tai norėjau gal paspaus labiau maksimumą, žinai, pripras kaip įsitraukti ir panašiai. Jungiau 4, tai vienas voskis toks nedrasus yra prie džokerio, kiti visi tokie baiga. Reikia atleisti ten, kur matai daug fotografų. Jo, tada jie stovi. Čia taisyklė. Bet žinai, bet įsikūrų džokerių nuotraukų gausi turbūt. Gerai, pakalbinti. Dabar tik tai mechanika. Vytautai. Labas. Įdarbintas dabar už mechaniką. Taip. Tai dabar prisiminkim Kupiškį. Norėjai šitą golfą, tu paprėsų vos nekišt. Norėjau. Viskas gerai. Nu jo. Nepataikėt 3 bėgė. Kažkai buvo taip. Vieną kartą 3, dar kartų 1 pataikė, tada girdžiu jau pareina smūgis. Taip, žinau. Kaip golfas. Rašyt. Vienas nesiskaito. Jau viskas lengva, romandiromas viskas. Tai ten poch. Nu nebent su gerais norais. Aš net nenurašau. Tu ačiū Dievui tada. Viską buvo. Ai, gerai, tik nespank. Bet kas nutiko? Gavas, nebeturėjom pavažiuoti reikėjo. Tai čia kieno iniciatyva tavo ar Gražvydo buvo? Abiejų. Nusprendėm, kad reikia šitą pačią. Tai geriausia sprendimus priimti kitą dieną. Šviežią galvą. Taip. Per anksti geriau neprisikalbėti. Ne. Tai va. Kiek dabar tų darbų laukia? Kiek laiko sugaišot? Visą žiemą ir dabar naktys visos. Tai kas buvo atlikta jam? Visas per naują. Visas galas perkeitas, motoras, dėžė kita, viskas. Tai dabar čia daugiau burtų sudėta nei buvo, ar su to pačiu? Daugiau sprendimų priimta? Jo, daugiau. Šįkart daugiau. Tai dabar kažką savo galvoj galėtum pasakyti, kiek čia turėtų būti arklių ar kažko? Net neįsivaizduoju, žinau. Net nežinau. Bet skirtumas yra? Brolė, ar jis skirtumas? Tai nuo to seno variklio ir dabar? Yra, jisai aštresnis nuo žemų. Iš antro bėgia labai gerai lūpo, 3 jungiant nedūsta. Bet vėl sutrumpėja dėžė, žinai. Tai vėl, nes atrodo labai trumpas, kai anksčiau būdavo pirmas toks pat ilgumas kaip antro. Bet taip dabar gaunasi, tai gaunas antrų važiuoju, iškart turiu 3 jau. Tai toksai, dar reiktų gal pažaisti su dėgymu. O ką čia dabar reguliavai dar biškį? Dėgymą biškį, paskui. Nufilmuojam prieš ir nufilmuosim po. Bet gražus tas dizainas, iš tiesų. Daug laiko užgaišot, kol apklijavot? Realiai porą. Bet taip, žinai, kol įsikarpai viską, sunumeruoji, pasidarai vieną pusę, tada antrą gauna sunkiau, nes turi atkartoti viską. Paskui dar kažką pridedi, tai va, vakar atsirado keletas lipdukų, atsirado seksi. Seksi nepaleidžiat, vis tiek seksi. Seksi ir šiam 9. Tai va. Gerai, tada žiūrėsim, kaip čia po kvalifikacijų praeisim pakalbinti. Nu, bet kovinis yra nusiteikimas, ar toks trupestėlis baimė kažkokia daugiau. Ištraukiu 9 numeriuką, nežinau, ką reiškia kol kas. Nu jo, čia gausis įdomiai. Jeigu pirma kvalifikacija iš galo, bus gerai, nes tada jau turėsiu pranašumą prieš kitas, kaip apsilenkt per džokeris ateigia. Jeigu finale iš 3 kvalifikacijos priekį startuosiu, bus irgi gerai. Na gerai, žiūrėsim. Neburkim dabar. Tai va. Jūs tai ką čia turim? Vynuogę, patisoną. Ar dar neturi pravardės šitą spalvą? Belarusas. Belarusas. Nu, dabar pravažiuoju treniruotės. Plunginė pirmas kartas. Kaip antras kartas. Dabar tas tramplinas šiandien paklausinėjau. Jo, meta truputėlį. Labai priekis menga žemyn. Išmeta galą. Jo.
nepaslaptis šitie visi autokrosiniai galės svorio praktiškai neturi. Tai jo, gali atkelti. Bako. Tai va. Nežinau šitai. Kaip įspūdžiai tas Civikas ganėtinai šviežias, veikėjai, nuotraukas, tai toks tikrai akį patraukia, tas spalva ant saulės turėtų dar geriau atrodyti. Turėtų gal, nežinau, matysim kaip čia važiuosis. Tai čia tavo žiemos projektas, ar... Ne, čia kaip pernai važiavau. Ai, tas pilkas Tas buvo. pilkas, jo, tas pats viskas ir liko. Dabar matėm 9:30 galbūt įkėlęs nuotraukas ant volų sukai. Jo. Tai kada baigėsi tavo čia tie stygavimai? Bet čia jau buvom 1:30. Tai miego trūkumas jaučias? Ne, nelabai. Ne, Miegojam lovai, viskas gerai. Pripratęs, tai va. Jo, tai nieko baisaus. Kaip klasė, kaip konkurentai? Tai stiprus visi. Tai Kažką gal išskirtum? Tai Narbutas, Mažonas, turbūt. Civikai. Jo. Pasivaržyti. Kaip pačiam šiandien, kaip pats jautiesi stipriai? Po pertraukos metų, kada būni stiprus labai. Dabar reikia šlifuotis. Jo, pavažiuoti reikia, žinai. Šiaip gal trasa labai dėkinga šlifuotis. Plati. Na, žinai, kai nedaug važiavęs, tai tokia, žinai, dar reikia pagalvoti, kur posakis yra. Žinai, važiuoju, o, čia posakis. Nu, bet 3 kvalifikacijos finalai, tai manau, to laiko bus pakankamai. Iki finalo, jeigu daeisiu, tai bus gerai šiandien. Gražus automobiliai turėtų greitai važiuoti ir tikrai laikyti, nes darbo įdėta daug ir... Tai va. O čia šitam Civiką kažkokių naujų sprendimų priimta dabar? Ar viskas, ką turėjai? Ką įsidėjom, tik tai, kad beigus nukirstų. Be sangą pasijungtus. Tai dar reikia biškį apsiprastą. Tai jo, nes keistai kažkaip tai man dar. Norisi sangą. Per daug palieti, žinai, susitampa, žinai, taip pridūsta, žinai. Labai jautru viskas. Jo, jautri kažkas. Atrodo, būdavo su sangą, tai jungi žinai, ir viskas. O čia atrodo, be reikalą palieti, žinai, tukštų jau, tokia tampas visai jau. Gerai, tada matysim po tų kvalifikacijų, kaip čia seksis. Tai ir dabar dėl tų startų yra kažkokia baimė, bo čia tuos silpnus į priekį, stiprius į galą. Man tai geriau būtų kaip buvo, žinai. Kaip atvažiavai, tai taip ir važiuoji, žinai. Dabar gali būti, kad turėsi daugiau lenkimų ir tos rizikos gal daugiau reikės. Jo, tie balam bus nelabai dėkingi. Nu, matysim po važymo, ar čia dar bus verta bedažyti ir jau. Tai va. Gerai, tada sėkmės jūs. Ir trumpai apie spalvą. Kad aš nepasidarė įzaigys gausia. Nu, Kutarė kolektyvas. Dar minkštas piruoklės. Išmėginai trampliną? Iki dugno einu, sakė. Nesąmonė, mašinas laužimas. Nu, jaunimui labai patiko valėjai Antaniuku. Justinui irgi toks ant klaustuko, nes priekį siekia. Pas jos gal amortikai sportiniai? Ne, pas Justą priekį balkis eina, tai sakė, kaip plūgas neriu. Jo, aš irgi. Jis visą laiką. Vienas nusilygins, antras. Skaudžiai? Nu, jaučias. Matai, būtų žinovai gal kažką būtų pasidarę. Kaip lungi pirmą kartą? Ne. Tai trasa pažįstama tik tas tramplinas naujas. Jo, tramplinas naujas padaryts. Anksčiau nebūdavo. Tai ką, tada reikės nusimetinėti? Nežinau, matysim spaus, žiūrėsim. Rizikuosi? Jeigu laiks, tai laiks. Kaip pačio šiandien nusteikimas? Nežinau. Po treniruočių, Kupiški, kaip viskas tvarkoja? Buvo problemų, buvo gali dangus, dar neaišku kodėl, bet žiūrėsim. Tai dabar pats sustvarkė? Pats sustvarkė kol kas pats, tada žiūrėsim. Nu žiūrėkim tada. Na, kaip sukasi? Normaliai. Kas tai buvo? Kad tada neantravo vakar? Ką? Orinom stabdžiai. Tai stabdžiai? A, taip. Menknek stabdžiai. Dar neveikia. Nereikalingi. Ne, norim aš tau. Nestabdžiu, važiuoju. Nu tai man tai labas. Tai turėjai intensyvių dienų pasiruošę į plungę? Jo, kiaurus dienas dirbam. Tai to. Studentiškų naktų trūkumas? Jo. Nu kaip dabar prasilėkė šitą treniruotę? Normaliai. Nevažiavus, tai trasoj, tai kažkaip baistas. Kaip tramplinas tau? Lievas, nepatinka. Nu dabar turim tokį 50-50. Nepatinka? Ne. Į kalną tai gerai, bet kai nuo kalno, kai reik šokti, tada na. Tai ką, tada nusimetinėti reikės prieš trampliną? Ne, žiūrės, kelins važiuos. Tau siekia priekį? Ne. Nes va civikistam tai remia. Man nesiekia. Jeigu važiuojas koks trečias, tai reiks pilnais važiuoti. Pilna katuškį, kad prieks pakiltis, leistis, jau tai graži mašina. Prieš trampliną, tik gazo, žinai, pakels priekį. Šiaip smagi, tras žiūri. Tik tas posakis neramina irgi, kur 9 laipsnių naktį. Aš tenais kuliaversi turėjau, bet dėl pusę šią nusisakymą tad turėjau. Nusisuka pusę ir
Na čia šita trasa pareikalauja aukų, bet gerų aukų. Protingai vairuojat, nes gali prisidėti. Atrodo greita, platu. Jo. O tas va pirmas poskaitis po starto, kai visi susigrūda. Ten atsimenu, bagiai būdavo ypatingai. Tai aš anam posėkiu, tam 90, tai irgi atėjau tada gazą, duodu žiūriu, užpakalys kilo, tai ką, nebėra pusės, kaip pjauts buvo. Diržus blogai susireguliau, negalėjau normaliai važiuoti, nes kiaušinis spaudžia. Dėjus pasutvaras, raudu kiaušį. O kaip tau, man tai dabar šitas rikiavimas silpnesnis? Ai, nežinau, pažiūrėsim. Šiaip gal man gerai gal. Gal netgi bus įdomiau? Tai aišku, džokeris yra, vis kažkas naujai. Įdomu turėtų būti. Gerai, kad nedaug dalyvių, 9. Kaip pirmam etapui tą gerai. 9 tai gan gerai dar susirinkė, nežinai, kai ten būdavo keletą tik tai iš senių laikų. Vis įdomu. Gerai tada. Gerai tada, viską aš pats dariau, turėtų atlaikyti. Tai dabar viską įžiūrėjai, iščiupinėjai, išlaižiai, kaip sakant. Pasižiūrėsim. O tai dabar tu tik tai dizainą atsinaujinai. Čia net ne mano mašina. Čia Tėtės. Jo. Kur nutiko pernai, kaip nutiko. O mano mašina garažė, visai išardyti. Tai čia dabar šitai mašinai sudėtos detalės, kas reikia, ar yra įdėta kažkas, ko dar yra ir mano, yra ir tėtės pasilikė. Viską aš turėjau. Bet kažkokių naujų sprendimų yra čia įdėta? Praeitais metais vis atlaikęs, neapsimokėjo sprendimą kažkokį daryti. Taip pat viską padarėm. Turėjai patikimą mašiną ir dabar pasidarei patikimą mašiną. Tai va. O kaip tas aero dizainas čia kyla? Toks čia gerai buvo atrodo. Mašina kažkada čempioninė. Kažkada laimėjo Lietuvos čempionatą. Tai norėjom tokį dizainą padaryti. Istorija. Jo, čia buvo Mariaus Kiselė. Cables laimėjo čempionatą. Tai dabar kaip ir tu pareigotas būsi atvežti. Va, gal to dizainą ir padarėm, tu bandys. Gerai, tada žiūrėsim po kvalifikacijos, praeisim, kaip čia tau seksis, tai tada tik tai paliekėsim sėkmės. Tai va. Ačiū. Sveikas sugrįžęs. Nesimatėm, nu matai. Kodėl nes RX-as? Sutiko gedimus. Kas sutiko? Variklis, biškį. Tai pradėjo kalt ar užkalė? Ne, ne užkalė. Dumuoklis ten biškį pasėjo. Žvėlė ir teka su kolteliu. Tu su šito važiavęs dar ar ne? Treniruotis. Čia tėtės buvo kaip ir palutarkų. Na. Toks biškį liūdėsiukas šiandien. Biškį. Kaip pačiam pavilki, kaip pasisekė tenai, matėm iš vaizdų, kad turėjai kovų gerų. Tai iš pradžių viskas gerai, prieš finalą padariau falstartą. Biškį gavau baudų, bet vis tiek pirms išlikau ir užbaigiau pirms. Teko atlaikyti. Rėmė? Biškį teko. Kaip koltą, nenori susigrąžinti, važiuoja visai neblogai tavo. Važiuoju. Ir Janai pasiekiu, sakau, va, matai, mašina gera, tik vairuotojo gal trūko. Gal. Pabendraujat? Jo. Tai ten irgi tiek likę nuo to kolto, ką turėjai ir ką dabar jis turi. tą patį. Tas pats? Panašiai. Gal dėžį įsidėjo kitą. Dabar treniruotėje važiavai ar ne? Ne. Nevažiuosi? O ko? Nereikia. Čia visi... Aš iš karto kvalifikaciją, man. Čia visi dėl to tramplino, čia ir priekis siekia, kai kam nepatinka. Ne. Antoniukui Sulėja labai patiko. Nu kaip jaunimui, ne jiem tvarkyti mašiną, tai jiem patinka. Tai kaip nusiteikimas, dabar su šito kolteliu reikės vis tiek jau... Na tai parodyti kuo geresnį rezultatą? Su RX būdavo gali važiuoti. Galiu važiuoti. O su šito jau gal reiks ir parizikuoti. Dabar reiks jau nepersistengti, bet nu važiuoti. Bet šitą gal ne taip gaila? Galėsi paremti? Gaila. Gaila? Nu toks matas iš veido, kad... Avidnekas, kaip sakyti. Kaip konkurentai stiprus? Visi. Kažką išskirtum ar visus laikai lygiaverčius? Visus. Kiek klasiai? Dabar tiksliai nepasakysiu, bet toks 13 jaučiu yra. Kaip tas mainimas pozicijų, nežinosi, kad ir... Kiekvieną važiavimą visi skirtingai. Nors tu pirms atvažiuosi, bet tu vis tiek. Jo, kaip tau tas visas maišymas patinka? Man tai kaip tik įdomiau bus. Įdomiau? Na, dabar ištraukiau, o ketvirtas pradėsiu. Nežinau, žiūrėsim kaip toliau.
įdomu bus, jeigu iš galo tikrai stipresnė atsistos. Ir ar jie per laužtavo gynybą ar ne. 4 ratai, trasa plati, posūkiai, tas džokeris. Toks jau gausis tas autokrosas aukštesniam lygiui. Kažkas kito, ne tai, kad išvažiavai pirmas, užsidarinėjai ir grįžai pirmas. Paplungęs trasa tau nesvetima tikriausiai. Nelabai. Buvo įvertimų. Kurie posūkiai tavo tokie atrodo neatleis klaidų? Ten, kur džokeris, tas posūkis. Ten virtau biškino, tai... Kažkokią baimę turi šiek tiek dar tam posūkiai? Kada buvau nebelabai. Gal po to virtimą buvo. Pirmas varžybos sekančios, biški baisu buvo. Dabar jau nebelabai. Nu ką, tada belieka palinkėti sėkmės ir žiūrėsim po kvalifikacijų, kaip tu čia. Tak, su tuo kol tu sudraugausi ar ne? Tai va, gerai, sėkmės tada matai. Kų uošvis su žemtų tarė? Kų daryti? Turim vaizdų. Kas čia per nuotykiai dabar? Pusašis ir viskas nuplyšo, nuėjo. O detalių atliekamų? Detalių atliekamų vargu. Tai čia gal po tramplino? Ne, tai čia greičiausia pusašis net laikė. Skaudžiai. Skaudžiai. Tai koks dabar planas? Nežinau, važiuoti iki Savartyno čia yra artimas ar žiūrėti. Skambinot jau? Ne, tai numerių neturim. Žiūrėsim, kažką gausim. Reiktų vietinių klausimų. Nu, matai, kas buvo? Nežinau, gal po tramplino trūko ar kas. Tai čia po tramplino? Ką? Po tramplino? Nežinau, po tramplino nusileidau viskas normaliai, aš ten nei labai drąsiai, taip ramiai. Ir tada iš po starto, kai išeini iš antro posūkio, ten ar duobės jau įsidaužusios ir nežinau, kažkaip mašina kreivai, žiūri per veidrodėlį ratas skrenda. Tai plyta savo darbą padarė? Na, ja. Kiek, spėjai bent vieną ratą važiuoti? Spėjau. Tai antram rate ir šlūdė. Tai ką, dabar ant kontaktų ieško detalių greitai dar čia? Na, jau bandysiu. Tai ko reikia? Pusašio, stupicos? Pusašio, stupicos ir disko. Ai. Neatrodo įtin daug, bet dabar gautai jas. Kada jūsų važiavimas kvalifikacinis? Kelintas turėtų būti? A dabar juniorai 1.6. 1.6, 4 ar 5 metai. Laiko nedaug, nes po 4 ratus. Nu, matysim, kada preisim, žiūrėsim, kaip šis seksis. Aurimai, sakau, Matui, plyto darbą padarė? Nemanau, kad čia plytas. Čia iš seniau turėjo būti? Čia gal buvo įtrūkęs guolis ar kažkas čia ne prie ko. Pačiam tekdavo sakyti gedimai susidurti su BMW, ar nelabai? Nekalbėkime apie gedimus geriau. O tu šiandien 2 mašinas turi, ar tik taip atrodė? Abi mano. Abi tavo. Abi bus važiuojamos? Ne, tik su viena. Antrą vakar nupirkom pakeliui. Geltoną? Jo. Kas tenai per modelis? BMW? BMW. Gerai, BMW. Ir žiūrovai, tie, kurie dabar tik tai atvyko į Plungės automoto sporto kompleksą Žemaitija, kviečiam jau užimti patogias pozicijas. Stengiuos brolį palaikyti, kad nepergyventų. Pasidarys ten duką, bet... 1600 klasės dalyvių. Būna visko. Manau, jau prie starto linijos. Pirmoje kvalifikacija. Žalia vėliava ir žalias šviesoforas pasileidžia. Taip pakeliautas autokrosės taurus. Pirmasis etapas Plungėje. Žiūrios 1600 klasės.
Gedui, net reikia eiti pas... Pavargau, ką? Pavargai, neprisikvėpau įdomų? Ne, gerai. Kaip sekėsi? Nieko, liuks. Kaip trasa dabar krovoj? Biški blogiau, ten duobė gera.
iš po starto, blemba galvau, pramušiu ratą. Po treniruočių nebuvo palyginti? Ne, nu, buvo labai gerai. O kaip tramplinas nusimetėjai? Nu, blemba, mums prieki kliutis buvo, reikėjo skersai beveikti, vieną kartą mėtė gerai, bet nieko. Kaip VRC? Gerai, gerai. Nu, gerai, smagu tada, jeigu patik. Vygai gražus automobilis. Vytauto Laužiko. Nors Vareiško. Tačiau jį įnirtingai atakuoja Erikas Darbutas. Nu. Yra ką veiks su kolteliu? Yra. Bet tai civikus gaudai? Biški stengiuosi. Kaip čia startė biški tąją suspaudė, atrodė? Veikia, biški neįkaliau, paskui atsigaudžiu, viskas gerai. Kaip trasa? Jadas sakė, biški pasimušė. Biški kaliniukų yra įdomių. Tai trampliną atleidai ar neatleidai? Pirmą neatleidau, biški. Pakilau. O po to jau atleidai? Po to jau atleidau. Per didelis bum? Baisiu pramušti kažką. Ir remonto nieko nereikia? Ne. Ar tėti palikai? Ne. Viskas gerai. Vienas dėri prieš startinę zoną Tai dabar pamaišys? Tai dabar paskutinis startuos. Tai dabar reiks lenkt, reiks dabar dirbti. Dabar jau įdomiau bus. Bet laukia, įdomu bus. PVD 2000 plus. Gal 4 ratų biški mažokai. Norėtis kokių 5. Nu, biški gerai. Greit kažkaip baigės. Gerai, matysim, kaip čia. Su to kolteliu vienas iš silpniausių gal ten galiu. Taip išeina. Palik kiek ten 8-3 kW, tai vien 6, nieks nedaryta. Nieks nedaryta, važiuoju. Su Hondom yra ką veikti. Gerai. Pozicijoje, o iš 4 pozicijos startuos 30 numeris Virgilijus Dėvė. Šešimininis darbas? Jo. Aš nevėlsiu galvot mandas, galvoju kažkaip. Per trampliną šokant, lempos nulinksti šiandien. Dar nesveikinti jau čia, ne? Ne, finalą reikia palaukti. Ir tik finalą tai būtų. Tai atsirado ta trauka? Iš po startą vėl buvo biški dungus sekundę. Jo, mačiau, kad toks pristabdęs Pradėjau važiavai. Tumasą imti ir tada pridūsą biški ir užsileidau. Tai kada čia atsigrojai viską? Vis rats. Ir džokerį neužleidai? Biški su džokeriu supanekau, nes nebeprisiminiau, kuris rats. Tai prieš paskutinį ratą važiavau. Bet prieš džokerį nestabdėjai. Oi, prieš trampliną dabar stabdėjai, nestabdėjai. Niek nebestabdė. Labai siekia, ne? Stabdyti, jau. Kiekvieną ratą, dauža. Net pačiam skauda. Atsileido amortizatorių varžtinės. Atraminių. Ant klyjus reikia tada. Smagu. 99 numerio Šiemelio. Jūs tai jeigu be keiksmažodžių. Vairą traukia. Vairą traukia. Po kokios duobės ar kažką? Po smūgio. Kažkoks pilkas įvykas įvažiavo. Nežinau kas. Tai nurėžė biškį? Kas? Biškį nurėžė? Nu nurėžė. Sudraskė priekį visą. Tu dar turėsi laiką bandyti atsigroti. Nežinau, ar turiu vairą traukia. O kaip tu bėgiai, sudraugavai dabar biškį? Kažkaip keistai vis tiek man. Kol nebuvo, buvo geriau atrodo. Nu gerai, matysi. Eki, pasipaluduoju įdomi. Nes pirmys visą laiką varškėtų, sanka visą laiką varškėtų ir būtų struogęs, ne? O dabar susigaunasi įdomus variantas. Ką turim, Gražvilai? Suvažiavau pirmą kvalifikaciją. Pakaito variklis ant virš 120. Galvojom dėgymas. 15 ratus dar užsidėjom. Nelabai. Dabar neaišku. Kaip ir nekalena, bet gal kažkas iš variklių yra lūžę. Tai va klausimas, kas. Tai net nežinau, ar pavyks tęsti varžybas toliau. Čia be važiuojant, ar po kokio šuolio atsirado, ar kaip? Realiai atvažiavau čia ir prasidėjo. Jau grįžęs po važiavimo? Jo, užkaitinau gal kažkas. Sunku dabar pasakyti, nes kaip ir perniesas višnys buvo dar kažkas. Tai va toksai.
Bandysi kažkos problemos. Bandysi. Gerai. Bet nuotaikos ne pačios geriausias. Aišku, pirmam kvalifikacijai daug kliurkų visokių, įslydau iš trasų. Nu, matai, tau reikia apsiprašyti automobilių, tai jau nevažiavęs. Jo, tai padangas 15 nepasiteisino. Nepasiteisino šitas 15 padangas, žinai, iš karto uždaužau startą, pramėgau, nes nežinau, kur šviesforas, nes yra žalia, geltona, raudona, iš žaliaus įdėga. Tai toks ir su trasa tokia, kaip ir duobėta, tramplinas, visai baikas, susitvarkau tą prasme, bet tai dabar reikia pabandyti atrasti bėdų, nes pabaigiu 5 kaip ir, nu kažkas manau, tai dabar startuočiau iš pirmos eilės. Tai pabiškai prisugdėtų automobilį, dar trūksta. Pervažiavau netyčia manto bagažinę. Bagažinės dangtį man nekrito. Nes prie pat manęs nukrito. Sakau, dar reikia pažiemos mėgą tokio atsibūdimo. Kai viskas gerai, bet va, dėl to mes ir neturėjom jokių testų, vakar tik automobilį pasidarėm ir yra dabar viskas pasidaro. Nu, bet jeigu viskas gerai, dar 2 kvalifikacijos, tikrai bus laiko prisitrinti finalą, manau. Tai jo, prisitrinsim, svarbiausia startuoti kažkur iš antros eilės, iš trečios yra jau sunkiau. Na, tai nors dabar, žinai, baigi važiavimą, tų taškų irgi atsivežiau. Jo, taškų atsivežiau, svarbiausia neprisidaryti bėdų. Iš pradžio galvoju per tas kaip ir padangą numontavo, žinai. Toks ir jau trečią bėgęs 15, bus sunkiau variklių žymiai. Tai tikėkime geriausia, nesinoriu jau nuleis ginklų. Jo, nes gaila dėl Mato Stankevičiaus, po treniruočių teko rankas tikriausiai nuleista, dar prieisiu. Tai va, ir tai buvo planas, gal Kupiškį varom paplungę taip toli ir važiuoti virš 200 km gavas. Jo, iš vieno Lietuvos galo. Aukštaitijos į Žemaitiją vyktai. Jo, nu bet tai čia toks sportas pasitaiko. Matom, dirba čia visi, va, ir Justas susitvarkė, jūs ieškot gedimo. Svarbiausia, kol kas kėbulas dar saugus, nes jau net nebuvo apžiūrėjęs ar kažkur. Justas turi jau biškį lūžių. Gerai, rodom ir čia. Turi? Teks pradėk pro dalyvių parką? Gal laužikas turi? Vytautai? Daliu, tai kaip tavo šitas tvarinys? Ką aš daug? Patenkintas? Man labai smagu. Į gražų, į meilės daug pridėjom. O jau yra kosmetikos? Defektų. Va, vienintelis dabar. Čia tau iš atlyginimo? Ne, prie ko čia aš? Čia trasa jau. Nu tai nesudėjai lipdukų apsauginių nieko, vadėtus nuvasidėjau. Taip jau? Ai va, vienas defektas, nutrūko trasėlis. Nu čia tokias tik problemas, jeigu būtų. Nu tai jo. Daugiau tai... Realiai mašina visą nuo pagrindų naujai. Nu dabar papjaukim tave, kada tu išleiksi. Tai planas buvo ir čia važiuoti. Bet tai 3 dalyviai. Klasė nesusidaro, važiuoti 100 kilometrų, kad alebėlę pravažiuoti. Nematau tikslo. 3-1 Kupiškį gal? Tai jo, tai dabar 3-1 Kupiškį bandysiu susikviesti per karą. Matysim. Tai gal irgi jau bodį turėsi kažkokį apsiklijavimą, lyverį, ar vėl bus čia buvo... Tai aš žinau, dabar netgi džiaugiuosi, kad neišvažiavau šiandien čia, nes būčiau išvažiavęs lygiai tokia pačia, ką išvažiavau praeitais metais. Visų mašinas gražios, nulėtas, o mano ta pati lūpina. Suneštinis vaizdas. Jo. Tai dabar galvoju, kad gal pavyks tą prasme ir išsidažyti ir apsiklijuoti kažką gražiai. Bent jau planas toks. O čia dabar prie Civico kažkokių darbų turit? Kažkas pakaitus, pradeda nebetraukti, perjungia degimą, vėl atsigauna. Tai ieškom galų, dabar keičiam komutatorių ir žiūrėsim, kas gausis. Gerai. Skanu? Nu, Vytautai, superiai. Yra ką veikti. Tai yra biški, va, dar bėdelių kažkokių turim nelabai. Kaip tas kaimynas nuo Rubežiaus, Biržų pusės. Nu, piktas. Piktas? Ne, tai žinojau iš seno, kad piktas, bet da biški bandžiau palaikyti ten nugaroj, bet nelabai čia biški. Tai bandėjau užsidarinėti? Jo, bet neina biški kažkas su... Jo, sakė, kad perjungi degimą ir vėl kas gauna. Bet va dabar va šitas, va visas tas atnaujintas dalykas.
Smagiau sėdisi? Nu, tai faktas, kaip irgi nėra. Komentatorius labai išgyrė, kad įspūdingai atrodo. Tai tam ir darėm, kad žmonėm akį trauktų. Turėjau įsivaizdavimą, kad tai labai prispaudė pirmam posūkiai, bet išvengiai gal tos riflos. Neatsimenu. Ne, normaliai, aš kaip ir priekį buvau, bet... O kaip trasa to pakliuvo, labai įsimušus? Blemba yra tokių dabių gerų. Kaip tramplinas? Meta. Dar meta ne tai baisiai, bet nusileidus. Pačiam skauda. Hondai skauda. Bet ir pačiam skauda. Smagu, dabar kaip tavo rekiruotė, kur stosi, dar nežinai? Dabar per vidurį liktai, jeigu gerai atsimenu. Tai prieki gali paduoti silpnesnių. Nu, bet tavo startai geri, čia iš starto šį kartą čia gerai. Nu, gerai, bet... Be treniruočių, be tokių testų intensyvių. Bet jeigu tas Norbežius būtų stovėjusi kartu startė, tai nebūtų buvę šansų ten suliuoti. Sakė, čia keletą darbų atlikti ir tikriausiai viskas bus tvarkoti. Nu, tikėkimės, nežinau, nelabai žinom bedų. Tai va tas baisiausia. Nu, gerai, išsiaiškinsit kažką. Susipažinsit. Aurelijus Pudžiuvelis. Nu, kas šitam garaže nauja, yra naujienų. Nieko. Pasidarėm bent jau, kad užsidėti ratą ir antralą užsivarytų. Ir namo. Nu, gal pasižiūrėsim, tai pati atvažiavau. Būna dienų kaip tyčia. 2000 plus klasėje antroje grupėje. Tai ką čia, iš seniųjų ta detalė buvo, manai, pavargus, ar? Nauja. Visiškai nauja detalė. Ir kokybės. Teks kitą gamintoją pirkti, bandyti. Ne, geriausia tai ieško originalių. Savo pozicijos Viktoriukas. Kaip tau mato? Viktoriukas 28 numeris, Viktoras Budrys. Sakė, Jonaitis turi 2 BM-us, imta geltoną ir važiuok. Gal paskoliu. O Reinis Strelnieks trečioje pozicijoje. Bet tas atstumas, tas laikas didžiausias dabar. Jo. Lipa ketvirtasis numeriukas Tadas Bednaravičius. Ne visą laiką sekas. O tu irgi, kai važiavai, turėjai kažkokių rimtų gedimų, dėl kurių teko baigti, ar ne? O dabar aiskriaukliai. Šlaitas buvo, pakilau ir reduktorių sausį nuplėšė tik tai. Sustovės prie finišo. Daugiau ir su kreivais ratais ir linkusiais amortizatoriais su visko teko važiuoti visą laiką baigti. Ai, dar vieną kartą sankabą sudegė. Laukim, kol pravažiuos. Dabar sūnus turi praeitos kalnus. A ne, matai? Sėkmingai palikti savo automobilį. Ir čia parskrieja. Nieko. Parskrieja. Jau pozicijos pasikeitė. Dabar pirmoje vietoje Artūras O ten trasa pažįstama. Ir jį atakuoja Tadas Bednaravičius. O Viktoras Budrys dabar šiuo metu jau trečioje pozicijoje. Antralos važiuoti. Reikia čia jėgų važiuoti. Gal galima ir pasveikinti. Dėkui. Po 50 peržengus. Nu, Aidai, nebuvau čia prieš kvalifikacijas, dabar užėjau. Tai kaip tau ši diena? Nežinau, tik pradžia. Lauksim pabaigos. Mašina kol kas kaip ir gerai. Kaip pradžią vertintum? Gera pradžia. Pirmi ratai šitą trasą nevažiuotų neįsikė taip. Na, čia toks kaip ir pasikrikštymas. Jo, reikia dar priprast prie trasos. Kaip tas tramplinas ar vada? Geriau nebūtų. Buvo didesnis gal greit į kalną. Jeigu padauginsi, tai gali suvažiuoklė problemų turėti. Vienus sakė, labai priekį traukia, kitus šonų pameta, kaip jums. Na, visą įkliūčią, kaip pasakysi, jau prieš trampliną. Menas. Bendas arba priekis, arba skerso išmeta. Labai jau ir šrikšti danga buvo jums palikus ir duobės. Ypač prie 4 posto kalniukas labai išdabėtas, tokių smulkių, kai kopečias. Bet šiaip trasa greičio potencialo daug turi greičiai. Gera. Gera šiaip. Lauksime pabaigos, kas ten gausi. Tai nenusivylė tikės? Ne. Ambicijų neturiu šį sezoną didelių, bet... O ko čia taip? Metai. Metai daro savo. Dabar gal tik malonumą jau jauti. Tai jo. Nebėrtant tokio sportinio, kad akis matysim po 3 kokių varžybų visų, 3 etapų, kas gausis. Kaip taškai dėliosis? Jo, kaip dėliosis taškai, tada. O tada gal jau galmės ir paspausti. Dar paliek. 2 ar 3 dar liks etapai. Su gedimais, sakys, nesusidūrė dabar? Nu, šiandien ne. Viskas gerai. Truputį kaitimą turi kažkodėl. Tai ar radiatorius reikėtų pasikeisti, nes dabar čia kitas įdėtas. Po sezono praeitą radau trūkimą. Ir gal mažus įnešęs. Kaip ir biškį daugiau kaista. Bet diena nekaršta. Turi
užteks. Pasaugosi ir viskas. Jo, biškai pristabdysi, tad labai nelysiu į kovo artimas. Yra ambicijų daugiau, kas turi šiam sezonui gal. Jo, matom tie, kas nori tikrai laimėti, tikrai aršiau važiuoja. Tai ką, dar 2 kvalifikacijos ir finalai, kad be gedimų tu. Nu, tikėkime. Turi čia tavo anukas, kas padeda Jo, apvakti. didžiausias mechanikas, pats pagrindinis. Gerai tada, sėkmės tavai. Dėkui. Per tramplyną. Vytautas sako, kažkas per tramplyną. Ką turim, Žilvinai? Čia visokiausių niuansėlių turim. Smulkmenos. Zemenskas. Nulėja. Pasako, kas čia įvyko? Nieks nedėjo vilčių į tave, bet trečia? Jo, iš 5 į 3. Tai kur čia atsigrojai? Kaip? Kur atsigrojai? Startai į 4, bet labai su tuogi Roku, man atrodo, vis varžavo, tik kovojom. Pasistumdėt kėbulais? Gal. Ir man atrodo į 3, nes man atrodo Praščionis apsisuko gal. Jo, jis apsisuko, tada 4 berods dalyvius praleido. Jo. Ir kaip dabar važiuojant tą tramplyną krūvoj? Tramplyną? Nėra baimės? Nėra baimės. Baimė, kad variklis sugrius. O kaip džokeris? Kažkas naujo ar esi važiavus? Esu jau ne vieną kartą, man atrodo. Tai nepamiršti? Nepamirštu, bet džokeris siauras, biškai sunku jį važiuoti, bet jo. Bet dar 2 kvalifikacijos, dar prisitrinsit. Tai va. Su kuo smagiau, su Carais ar su golfu būtų čia? Golfu. Tai golfu. Su golfu. Sėdi. Nu gerai, tada sėkmės. Ačiū. Su tais vaikinais tau duoti trasai. Ir nieko, labai nesudaužiai nieko? Ne. Nu ir gerai. Šiandien ne. Neduodi darbo. Ką čia tą kapotą keliat, uždedat keliat? Ai, reikia pakeisti sarbliuką, netoks čia su balansyrais yra. Jam gali pereit. Reikia paprastą dėti. Važiuosim, viskas gerai. Ir kaip dabar po pirmos kvalifikacijos? 5 startavau, atvažiavau 4. Tai žiūrėsim. Kaip trasa, kaip tramplynas? Tramplynas labai aštrus. Dabar kaip sportinį režimą reikėjo bandyti. Labai aštrus, bliamba. Tai kas gaunasi, priekis neria ar meta? Jo, neria priekis labai stipriai. Bet prisistabdyti nebeina, dabar čia kai kas... Biškai prisistabdau, nes galiu kartelį pro mūsų, aliuminis kartelis. Ai, viskas labai arti. Jo. Tai dabar vis tiek pamėtis tas starto pozicijas. Tai dabar startuos iš 1 vietos. Tai dabar pasidarinėt galėsi? Nu taip, dabar jau. Kaip iš 5 tai buvo. Pasidaryti galinį vaizdo veidrodėlį. Buvo labai mėsmalė tenai, iškart išvažiavom tie lėtesnį ir... Jo, pirmą posūkį čia labai prispaudžia. Ten įlyst niekur negalėjau. Niekad, bus atsišaudysim kažką. O kaip padangos atsitaikai kažką, ar nieko čia? Nu, malatėsta, bet važiuoji. Bet jeigu pataikai ant palaidesnės, taigi nieko. Nepadedu padangos. Nieko. Bus ką paveik, konkurentai stiprus. Yra. Gerai tada. Iki. Kas čia lėja per laimę šokiai? Pirmą baigiau. Kaip buvo čia tau? Startas pavyko? Starte aš antrai kvalifikacijai stovau pirmą, vidury niekas ir tada Tadas, Kažimekaitis. Išlėkiau antrą už jo, galvoju gerai. Jis iššovė džokerį, aš jį aplenkiau tada. O po kokio rato aš iššovau džokerį, jis taip ir manęs neaplenkė, tai likau pirmą. Čia labai pasisekė. Ir strategija, gerai, žinai, pati sugalvoju, kada įvažiuoti tą džokerį. Nu, gerai, patenkinta laiminga. Labai. Prieš tikrai stiprius konkurentus dabar tau teko suvažiuoti. Jo. Gerai, kad tik tai nieks negestų, kad viskas būtų gerai. Kaip trasa? Trasa, šiaip gerai. Tik tai starte, kol stovėjau tam, aš pirmą turėjau stoviu ir man iš nieko užkesta mašina. Bandau užsikurti, nesikuria mašina, galvoju, aš nevažiuosiu, vis kuriuos neužsikuria. Po to užsikūrė, važiavau savo vietą, užsigesinau, vėl įsigesinu, vėl neužsikuria. Tai
kas galėjo būti? Reikėtų nevažiuoti. Grįžtam čia, tvarkom. Ne, bet kas per gedimas dabar galėjo būti? Nežinau. Nežinau, po pirmo važiavimo, kadangi labai daug šokinėjom, pas mane vėl vandens nebuvo, vėl negalėjau valytis. Pakelis buvo pabėgęs nuo tų kalniukų. Ten prieki kažkas irgi, ten kur orą kažkokį pučia, buvo irgi išbėgęs. Jo, reikėjo visai daug tvarkyti dar. Biškai reikėjo liūdžiau. Nu ką, dar dvi kvalifikacijos, vienas ar dvi? Dar viena kvalifikacija ir finalas. Gerai, susikaup. Sėkmės tau, Lėja. Ačiū. Nu, matai, kaip tie karšti įspūdžiai dar iš trasos, ką tik. Įdomiai. Šypsena dar vis neišblėsta. Biškai galios trūksta. Nu, net CRX-as, ne? Trūksta arklių. O čia lyderiauja. Mantas Velskis. Kaip dabar pasavažiavimas? Teko lenkt? Startą. Porą apsilenkiau. Tai gerą startą pasidarai? Kad yra automobilis silpnesnis. Į pirmasis pozicijas. Tai ką, dar vienas kvalas, finalai. Reikia pozicijas išlaikyti. O kaip trasa genda? Jaučiasi? Jau labai. Gal ir purvo. Juokėsi taip, kad reikėjo įsijungti vanduo. 5 dalyvius. Gerai. Kodėl kėbulė yra skylė? Ką? Kodėl kėbulė yra skylė? Nes taip turbūt. Kas ten buvo? Nieko. Įrėmės. Stumė. Tai esi kaltas? Nu, sakykime. Kai tu sukaisi, o jis tave... Ne, tiesiai. Važiavo tiesiai ir pasatė naisį. Netgi šitaip? Tai nevarai kalbėti. Tai tau ir kas pozicija nukentėjo? Ir pozicija, ir mašina. Jo, ten tas labai negražiai prasparną praėjo, tai va. Kelintas dabar, 5 važiuoja? Liktais. Nu, bet vėl mėtau. Dabar vėl tą statis. Tai dabar 3 status. Nu, pirmą eilė galėsi bandyti. Ar ne? Pirmą eilė dabar? Ne, 3 eilė. Ai, 3.
dabar trasa? Šiaip lygesnė. Geriau. O tramplinas nežemesnis? Bet patinka pašakinėje, ne? Man atrodo dar aštresnis. Gerai tada, žiūrėk. Nieko ten netvarkysi dabar golfui. Sakyk. Bus kaip bus. Gerai. Stengiuosi. O tai neišeitų Gerda čia nupiešti? Biški pudros, kaip naujas. Biški to, biški anos? Prašysi, kad Gerda pašpakliuotų. Kad Gerda pašpakliuotų. Nu, atsineš savo šitą pirmos pagalbos rinkinuką. Nevedam ramiai. Nu tai man tai papasakok šitą antrą kvalifikaciją, kaip tau sekėsi. Nu, vis tvarkoj. Po kol kas antram atvažiavau pirms. Susitvarkėm laidus, nes kaip ir šiavo kažkas nebuvo srovės. Pradėdavo varbuliuoti, dabar susitvarkėm kaip ir vis tvarkoj dabar. Dabar jau antrą kvėpavimą golfytis turi. Nu dabar pačiam antras kvėpavimas. Reikia priprast, nėra stiprintuvo vairą, tai biškai sunkiau važiuoti. Kur pirmoji kvalifikacija į bagažinės dangtį buvai pamėtis? Nežinau, net nemačiau. Kažkas sakė per važiavimą. Sakė tas. Trasdauskas. Jo. Sako, nu nenorėjau pervažiuoti, bet tai nebuvo kur dėti. Spoileris, palūžo daugiau nieko. Gerka plastikinis. Bagažinė, tai nieko čia nėra tai bagažinė. Tai dabar startavai iš kelintos pozicijos? Iš antros eilės. Dabar realiai startai grojo. Gerą startą pasidarėjai. Dabar jo. Ir trečiam važiavim dabar iš paskutinės reiks. Dabar jau reiks gaudytis. Dabar iš karto reiks džokerį važiuoti vis. Tada gaudyt kitus. Jau biški tokią strategiją susistrateguoji dėl džokerio? Nu, aš galvoju, taip daryt. Žiūrėsi, kaip starts bus, kiek apsilinksi gal start. Jeigu ne, tai reiks su džokerį varyti. Sakė, džokeris siauras tau nesukelia kažkokių problemų? Ne, prisistabdau. Normaliai. Lengvai. Ten yra vėžės padarytas, paleitas vėžės, nežiūrė ir viskas tvarkoja. O kaip tramplinas aštrėja? Nežinau, nepatinka man tas tramplinas. Aš prisistabdau, tada mane prisivijai, nes jie nestabdo, aš prisistabdau kažką. Kažkaip man nejauks. Bijau, ką amortikai neatlaikys. Nes turėjai praktikos. Jo, nes labai aštrus tas kalnas. Šiaip tai vis gerai. Gerai tada. Dar toliau sėkmės. Gerai, ačiū. Nepleistų. Kas gerai buvo? Vieni žiūrovai, čia prieš pat finišo takelėje, kur stovit, ar galit pasitraukti? Kas čia įvyko dabar? Nežinau, nuėjau pas Jonaitį, paprašiau pusėšio, gavau pusėšį, sudėjom. Gavai E3 pusėšį? E3 pusėšį. Ne visi jį begaunas? Nu, tik tai, kad be disko važiuoju, bet šiaip mašina stabdo viskas gerai. Tai stabdžius užlūšinai tą pusę? Jo. Nu, tai jau rankas buvai nuleidis? Nu, ne visai, bet 50-50. Bus pamoka kitam kartui? Nu, matai, šitų pusėšių sunku gauti. Nu, bet reikės gauti, arba kažkas daryti kitas. Jo, kažką būrų. Nu, ir kaip dabar matai, tau prasvažiavimas nebuvau, nuėjęs, tik tai girdėjau. Iš 5-3 atvažiavau. Gavau startą iš pirmos eilės, bet biški dar nedrąsiai, nes negavau normaliai susipažinti su trasa. Bet ir mašiną dar pačios po treniruočių vaginės nepagauni gal dar pilnai? Nu, dar reikia mokytis, reikia rinkti tuos kilometrus. Ir kaip dabar tas tramplinas sportiniu režimu važiuojant? Meta gerai. Bet sakė, kuo toliau to baisinis. Vis aštrim? Jo, vis aštriau meta. Tai gerai, tai dabar tau viskas susiskaita šiai dienai? Viskas, tu vieną pirmą kvalifikaciją praleidai. Jo. Dabar antrą suvažiuota. Trečia ir finalai, tikėkimės. Tai va. Žiūrėsim kaip vėliau. Nu kaip tęsim. Nebus būna vis dėlto. Džiaugiuosi labai iš tikrųjų. Dabar tai reikia tik palaikyti. Va šitai, kumščiai. Kitoje vietoje. Čia irgi šiokia tokia įdomybė. Nu, Pauliu, kas vyksta? Nežinau, pats nustebęs, nežinau kas Pirmas, dar kvalifikacija ir finalai. Dalius juokiasi, sako, tikriausiai neatrastas talentas. Su praktiškai standartinė mašina važiuoji. Variklis standartinis, važiuoklė standartinė. Važiuoklė pilnai standartinė. Tai kur jauti, kad stipriai gaunasi startas? Ne, startas, sakyčiau, vienas iš silpnesnių dar vietų. Dar norėtų biškį geresnį startą. Tai realiai trasoje atsigroji? Jo.
Kaip dabar šitam ta kvalifikacija, kaip ir visos būklės? Tragedija jau blogai žiauriai. Bet tai tą tragediją padarėjai pirmą vietą? Bet jau ant kilpas jaučiu vieną kartą, kylo ratų šolinį. Tai žodžiu biškai rizikuoji. Bet net leisi. Ne, reikia kažkaip, noriu iš pirmas eilės finalis bent jau startuoti. Gerai, tada par palinkėti tos pirmos eilės. Nu, Vytautai. Ką čia kapotą pradaris, pagazavai? Ne, nieko, kažkas vis tiek, nerandam galų kažkas. Pašylė? Jo, pašyla ir nebepradeda veikti. Tai kai pašyla arklių nebėra, ne? Ne, visai pradeda gesti per jungimąsią. Atsigauna, bet... Tai čia kaip dizelį, kitur pastringa. Gali būti. Perėgi kilometrį atleidžia. Trečią bėgę nepataikiau dar iš starto, tai... Tai dabar kelintas atvažiavai? Trečias liktai. Antra kvalifikacija trečias. Dar ganėtinai gera pozicija. Taip. Nu gerai, manau, vis tiek gedimo ieškosi. Bandysim. Ieškosi. Tai viskas gražiai. Viskas. Bandysim atrasti greitai Kupiškį. Tai ką, įtarėt? Su Sankabo? Smagratis, Sankabo, Alkūninis, gal dėžė, kažkas iš tų galinių agregatų. Susidėjau 15 padangas ir gavot gyvenimas? Gavot gyvenimas. Gal po tramplino šuolio, žinai, nusileido mašinų, ten kažkas atsilaisvino ir visau sunku pasakyti. Ar litnekas? Apynu, bet atvažiavom prasitestuoti, visi testavom, aišku, kokią simiausią vietą. O Kupiškį tu važiuosi? Reikia visą zoną važiuoti, kiek leis. Tai žiūrėsiu, kur kertasi grafikas su Batsu. Bet krosas labiau prieš širdies. Gerai, tada lauksim Kupiškį susitikimo to suremontuotų. Tai gali būt, kad tau liko, nu atrodo, štai žemėm kryta, paskui kai čia yra ardėm, viską plovėm ir vis tiek neišvykti. O gulščiuko neturim? Panašu, randa problemas? Kur kas? Kažkas nulūžė, biškį nudrybė. Kur nulūžė? Čia seno, nes kaip pats kur išdrybo. O tai naujas kur? Tai naujas, o mašina viskas gerai. Prasau starter biškį. Tikrai tinka, va. Tinka. Va, ratelį dar. Va, tai šitą bus identiška. Trečioji kvalifikacija pasileidžia į trasą ir čia Gediminas Šakėnas.
Tomas Mažonas. Dėl techninių gedimų negali startuoti krepšinio. Galo šiuo metu važiuoja pirmas. Erikas Darbutas kol kas lyderiauja. Startuos Bagito klasės trečios kvalifikacijos dalyviai. Ir čia mes turime Mindaugas Girdeikis. Ir didžiausią garsą turinti klasė Bagito klasė trečios Kaip sekas? Žiūrėsim prieš finalą viską. Nu, neužleidi to pirmo trejeto. Bandau, tikiuosi finalį neužleisti pirmą trejetą. Paspaudė šitam? Ką? Paspaudė šitam biškį? Ar ne jau taip didelės spaudimo? Biškį buvo. Durną klaidą padariau biškį džokerį. Išsistabdžiau biškį, ištrydau išorę. Gerai, ką buvo žemė prieš atlitvars primest. Sugėrė. Nes kitaip tai būtų stipriai gavęs šonas. Aha. Surizikavai biškį. Norėjau labai antrą paimti dar. Kad tikrai užsitikrint pirmą eilę, bet užteka ir trečios. Jo, nes pirmas. Nu, jeigu atlaikys viskas gerai, po čia žiūrim link finalų, vis išlūžinėja. Jau radiatorius pakylis į viršų. Tai tau apačia. Daužęs visada tą vietą jau pakyla radiatorius. Ai, ta tavo, ne? Jo. Ir radiatorius gaunas. Priekita. Nu, svarbu, kad jo nenurautų kaip nors. Tai po šitų varžybų remonto nusimatom biškį. Daug. Atstatymui. Viską reikia žiūrėti realiai. Važiuok lėčiau nevyksą išrinkti, persižiūrėti viską. Tai sekančios varžybos bus tau tik tai 31 kupiškai. Jo. Tai laiko yra šiek tiek. Biškį yra. Jeigu darbais neapsikrovęs. Tai va. Nu ir gerai čia. Ką čia padangas dar keitėtės biškį? Ką? Padangas čia biškį dar keitėtės, ar čia tik tai išsivalėt? Valėmės. Vieną užėmti. Visada pasikeliam, persižiūrim viską. Nerizikuojat. Gerai, pas Mikalauską pažiūrėt. Lemą, kas skaudžiai. Kas jūs tai nutiko? Ne, kas čia gali nutikti. Gyvenimas. Per aštriai? Ta bent tiesiai, žinai, pataikiau turbūt ir ten. Kaip į Vanulę pasakytų rūkščiai buvo važiuota. Nu jo, nieko čia baisaus. Ai, biškį sulamdė. Paspaudė. O tai kur čia kabinai? Atitvarą kai kur ar ką? O, blėt, sakas, biškį sulamdė. Biškį daugiau negu biškį. Tai čia po. Kujeliu. Tas nupjaunama ir privirinama. Nu, Vytautai, pirmas? Nebetreilina? Ne, buvo irgi tas pats, tai tik tiek, kad biškį pasitaikė varžovai, gal silpnesni, tai paė. Ir atsiplėšė gerai. Antram pogrupį Narbutas, tai negavai to norimo. Negavau, dabar gausiu. Kas dabar gaunasi, kur eilė? Nežinau, nieko dar nežiūrėjau, rezultatų nėra. Jau yra, matėm juniorai iškabinti, tai gal nueisit ir jūs. Nu gerai, tada reiks atlaikyti. Reiks. Jeigu klaidų išvengus, kad taip nebūtų. Nu, reik tikėtis. Bet gavai kontaktą. Iškai čia iš starto paspaudė labai nedėkingai, taip vidurin atsidūrė. Bet išsikapstė iš tos reikalos, tai gerai. Ką čia daugiau dar turim? Įdomai, turėsi darbo?
Ne. Mes matėm tau ir subėgis iš starto. Ne, taigi visą proto vis dar. Jo, nes grinai matėsi, kad jau su narbu tai ėlį ir tau lik ir... Man atjungė kibirkštį. Aš įmetu bėgį ir man dar porą kartų dun. Jo, nes grinai va pasimatė kibirkštį. Nuo tos pozicijos, kur buvom grinai va, kad... Ir va visas varžybas šiandien taip. Nu jo. Na, būčiau gal, būtent atjunginėje kibirkštės, gal būčiau šokis pirmas. Tada būtų gal lengviau. Nu gerai, turim ką turim. Dabar bajoras. Rytoj. Jeigu su šitu. A tu kas? Radikai įsimetam ir lėkim. Kaip bėga benzinas? Bėga, nu, po biškį, bet bėga. Daug valgo? Ką žinau, 2 litro baks realiai 2 važiavimam užtenka. Kas čia buvo mantui, kad tai žgurgoliavo lik ir... Dabar ar prieš tai? Jo, dabar šį važiavimą. Nežinau, čia su ta elektra biškį problemų yra viena kita. Po pirmo rato lik ir pradėjo... Jo, bet atsigavo paskui. Jo, po to vėl viskas gerai. Tai čia buvo su masės išjungėjų problemų elektra biškį tvarkėm ir... Tai po varžybų turėsit su elektra veikalų prasidžiūrėti? Jo, kažką reikės, masės išjungėją naują, tai tikrai. Gerai. Ko Gedai nervuojas? Kažkoks jaudulys. Čia tik tai prieš finalus ar visada? Kažkaip šiandien. Nu va. Ten pavilkiai taip nebuvo. Aurimai, palaikyk. Ten buvo dzin viskas. Palaikysiu už rankas. Už rankutę. Gerai, sėkmės. O, svarbu suvažiuok. Nu, kaip mato nusiteikimas. Ne, tai gerai, tai visą dieną tokį be įtampo, žinai. Iš ramaus? Yeah. Nu ir gerai. Kažkaip, kai treniruotė gera, žinai. Kaip matai nusiteikimas prieš finalą? Geras. Biškį dreba balsas? Ne, dažnai tenka iš antros eilės finalę startuoti. Patrauk. Šiaip bairis. Ant golfas jau užsikliavęs Gibsijų Wings. Realiai šokam per trampliną. Jo, suteikė šiandien Suteikė sparnų, bet nesuteikė smagračio ir sankabas garantijų. Tai koks dabar planas? Šiandien gal nieko, rytoj? Priklauso, kada dalis mašiną atveš. Tai dar nenusmato šį savaitgalį. Ne, tai žinai, tai jokio skirtumo. Life is life. Paprasčiausia, įsiardyt, pasižiūrėk, kam yra pizė, detalite, čia gausi drąsiai, tu dar yra 2 varikliai. Pabandyt dar atsigaudyti degimo normaliai. Nu jau prasitestuot kažkur galima, žinai, nes rytoj, sakykime, būliai, tai bus jau trasa žgridiruota po būlių. Turėsit progą, Kornelė. Jo, turėsit progą. Aišku, manau, kad savaitę šią tikrai nebus kokią darbą, daržė atsigaus. Bet jau kitą savaitę jau kažką galima darytis. Sezono pradžia tokia, kokia yra. Pradėjau savo, pas man vis tik sezono pradžios yra tokias, kur jau, žinai, jau neina. Aktyvios. Paskui į pabaigą įsibūdinti. Bet man ir gerai. Neperdegi. Svarbiausia technika yra nesudaužyta. Nu, metalas yra metalas čia. Jūsų nepasisekė. Jo, jūsų nepasisekė, bet... Skaudžiai, blemba, taip gražiai buvo tas įvykas atkeltas. Viskas. Jis yra pirmo etapo nugalėtojas. Antroji vieta atitenka Deimantui Šiaugai. Trečioji vieta Antanas Ribinas. O ketvirtoji... Pirmoji vieta. Antanai. Antras? Ką? 3. Turėjai spaudimo? Labai. Taip išgilėję buvai nuvertinęs?
Aš jau atsiprašiau. Ai, atsiprašai. Kaip tas finalinis važiavimas? Gerai. Būčiau treti bėgiai mūšęs, būčiau pasiėmęs. O kada neįmušiai? Čionai. Prasileidai. Bet vis tiek podiumas, pirmas metais. Šampano. Jaučka nevarė. Nes ant Joker ir aplenkė mane. Nu Gerda, kaip tie finalai? Sunkiai, bet gerai. Vis tiek išsaugo į podiumą. Jo, labai garbinga vieta. Tai kur pirmą vietą padėjai? Ant Jokerio, tai va įdomu. Jis nebent anksčiau suvažiavo. Sakė, tipo pirmam ratį? Nu gal. Nu žodžiu, valiau antrą. Kaip manto spaudimas jautėjai? Kad normaliai nebuvo jis jau visai prie. Nu va, čia matės, kad... Gražiai, gražiai. Aš per trampliną labai nusimesdavau, nenorėjau, kad nusuk ką nors. Paskui anam posūk stengius lėtai neišslyst, nes mačiau, man ten išslydo. Ir va, prarado poziciją. O dabar į antrąją poziciją. Važiavo skaityk trečią, ne? Antras važiavo. Jo, antras. Saulė išpieš. Ivarka 2000 superklasė, 20 finalas autokroso taurė. Plungė 2025 metai. Pats žinai. 1000 gonkių suvažiuok ir tai bus neramuna. Ai, čia jau. O kai 16 gyvenime, tai žinai. Jau gali jungt toj statis. Dabar, sakai, nekuriant tiek daug. Jo, šaltų, nahui, pysi. Nėra šaltas, bet tavo tiek šaltas, gera bus stebimo. Nes aš jeigu 15 minučių kurienu, taigi automatiškai tepalų varom. Pasižiūrėsim, jeigu tolimesniam rate pradės durniuot, tada tikrai ten dėda. Negaliu tavo jungti, Jordis įjungti. Kas daras? Ai, tu užteks Jordis kameros. O ko negali? Nežinau, neužsidega. O tai gal įsikrovė? Gal. Nu tai užteks. Jordanai yra kamera. Sėkmės, davai, pavaryk. Davai. Davai. Neuždaryk šitų.
Nu, man tai viskas. Ką, pasidaviau šiandien. Pasidavai kam? Pasidaviau. Visiems. Šiandien visiems. Kaip tas finalas? Neveikis stiprintus, labai daug duobių. Metų vairą iš karto į tą pusę. Sudėtinga važiuoti. Gedui biškit bandėjau užkurti kai kurios posūkius. Bandžiau, bet kažkiek gavosi. Gedas sako, ai tik kutė. Tai ką, dabar 3-1 Kupiškis? 3-1 pasidarysim normaliai, kad galėtume normaliai pakutėti. Kada Latviuks Džokerį varė? Nevarė. Aš nemačiau. Tai žiūrėk, ar tik tai nepasitikėjai. Tu įvarė, aš iš karto iš paskos. Visi jie įvarė, Džokerį Latviuks įvarė. Įvarė? Tai jūs pirminė įvarė, to visi iš galo. Jo, varė. Visi jie suvažiavo. Tai vadinas gerai. Tai va, Gedai, lauk 3-1, man tu sakė bus veiksmo. Sakei, Gedai. Ir iškart matau, Nu, Vytautai, finalai, viskas. Gerai buvo. Tai panašu, Erikui šis sezonas nelabai bus ramus. Ne, nežinau, kiek čia kartų su juo susitikti teks, nežinau. Bet jeigu važiuosi, tai... Ta prasme, bent jau žinau, kad galiu kažkur matyti horizontį ir tai gerai. Pernai metai tu tokie buvo, išvažiavai, atvažiavai. Taip. O šiandien matėm ir turėjai tos reiklos, buvo įspaustas nesikį. Tai visokių klaidelių ir bėgis nepataikytas dabar finale, 3 iš starto. Tai... Bet visumoje smagiai. Kaip dabar Civikas po tų remontų čia? Ne, vis tiek, yra galų, nedirba variklis. Reiks ieškoti. Bent 3-1 gal viskas bus tik su ieškoti. Nu taip, pane. Kėbulas kaip ir sveikas, nieką neprisdirbam, tai galėsim ten ieškoti galų. Tai ką, šiandien Super 2002 vietą? Nu taip išeina. Gražu. Blėt, palauk, aš toliau nuveisiu. Kaip Erikai, tau Vytautas? Gerai? Gerai. Bus ką veikti? Jo. Ne, aš kiek susitiksim. O ką, krosą tau reitų kažką daugiau? Tak, jeigu sugalvos pasirodė šiaip į Latviją. Į Latvijos čempionatą. Daug nevažiuosi. Kad šitą patį darėm sezoną, dabar nežinau, kur čia pireks, kaip čia važiuoti. Vytautas labai nori dar tave sutikti, nesikit trasoj. Susitiks. Tikrai susitiks. Nu, ir gerai tai va. Draugiškai taip. Nesipyksta. Nėra čia ko. Reikia pravardę tam Civikui įdėti. Žalmargė. Nu va, dabar bus Žalmargė. Žinok, darėm kamufliažą, kūro kairas. Daliau. Žalmargė. Aš tau pasakysiu, nusinčiau sesės vyrai, flotkę kiklijam, iš ką parašė, kas čia per Žalmargę. Nu tai va, turim Žalmargę. Bet greita Žalmargė. Spitri. Labai spitri. Viskas šiandien. Šiandien viskas. Nu tai apibendrink tą dieną. Nu, diena prasidėjo nekaip. Nu, labai nekaip. Nu jo. Bet gavau pusėšį, susidėjom, pravažiavau, lyg ir viskas gerai.
Tada atvažiavau, man rodos, trečias. Čia trečia kvalifikacija. Ar antroji? Ne, antroji. Tada trečioji kvalifikacija jau mūsų buvo daugiau, ten susimaišė viskas. Tai ketvirtas gal. Ir finaluose iš 16. Nu, bet tai, žinai... Ir antras bėgis dingo. Ai, dingo antras bėgis. Tai šiandien minus pusašis. Diskas. Minus diskas, minus dėžiai kažkas. Nu jo, tokia diena įdomi tau čia šiandien. Nutiko, kas atrodo negalėjo nutik, bet dėja tas gyvenimas nutiko. Tai ką, 3-1 susitiksim Kupiškai? Taip. Svarbu taškų pasirinkau. Tėtė turės darbo panašu? Irgi? Turėsi darbo? Šiek tiek. Uždavė. Tai kiek čia dabar? Šiandien 10, 3-1, 20 dienų grūdai. Jo, 20 dienų. Nu tai šiandien rytoj išsimeta dieną, tikrai nieko gal. Visą savaitgalį tik. Tai va, nu jo. O kas dėl dėžės įtari kažką? Dėl antrą bėgą? Tai kaip visada, arba antratis kas daugiau. Bet turim dėžių, tai nebėda. Nu tai ir gerai. Nebėda, va dėl šito visą kitą, tai... Tai tada 31. Kupiškis. Nu ir gerai. Nu, Aidai, kur bėgi? Kai kur, nežinau. Kaip tavo finalas? Geras. Patiko? Jo. Ganėtinai stiprų konkurentą palikai už savęs? Nežinau, nepaėjo kažką dėl tai, ar kas, ar traukos. Ir pats gal užsidarinėjai pakankamai gerai. Reikia užsidarinėti, jeigu tai pralydinėsi visus į priekį, tai ir sėdėsi gale pačiam. Tai ką, turim antrą vietą? Jo. Garbingą antrą vietą. Ištvarkta, tikrai jau. Nes iš to viso to kelio netgi 2 sugedo, tai tikrai važiavo chebrytė energingai. Rimti visi. Važiuota į rimti, finale nebūna. Kaip tau mašina po finalo be kaprizų? Kol kas kaip ir nieko neradom, kad subirėjus būtų, bet reiks peržiūrėti vis tiek kažkas, tai pastikrinti. Tau tik pasižiūrėti, kai keliam reiks biškai patvarkyti. Jo, kažką. Gerai, čia šiandien labai daug kupiškėnų ant podiumo, užlipti bus gražus ir podiumus pasižiūrėti. Gal pirmą komandinę? Nu kažkas tokio, nes tų antrų vietų prišienavo, neblogai tai va. Gerai, matom tavo mechanikas dar paskutinis štrichus ir... Nesiveža plungės purva namo. Gerai, tai 31 Kupiškis. Nu ir gerai, ten ir susimatys. Naktį, tai tas yra džiugiausia. Matau daug šypsenų veiduos, tai čia irgi ir svarbiausia, kažkam aišku nepasisekė. Nu, toks tas sportas visada nesisek, svarbiausia, kad visi gyvi sveiki. Tai ačiū Jums, kad atvykot, iškart padarau tokią įžangą ir kaip visada padėkoju mūsų komentatoriui su jūsų podiumo apdovanojimu taurės trofėjum, tai ačiū tau Žygi. Tai va, ir super buvo diena, galiu pagirti didžiąją dalį sportininkų, visų mašinas tik kyla, lygis kyla, aš tikiuosi, kad ir mes neapsileidžiam su renginiais, stengiamės kilti ir tikrai tą darysim, nenustosim. Tai dar kartą ačiū visai savo komandai, kas prisideda prie šitų renginių. Čia yra vienam žmogui tokius darbus padaryti neįmanoma, tai didžiausias ačiū Dariui su Deimantu, kurie važiavo, padėjo Ramūnui, kuris važiavo, padėjo Irmantui, Andriui, Tomui, kas čia tą techniką suvežė šiandien, kas čia, kokį čia realiai šios dienos stebuklą sukūrė visi žmonės, teisėjai padarė savo darbą. Aišku, esam žmonės, klystam, bet visi dienos pabaigoje stovim, tai tas svarbiausia, be didelių incidentų. Ir kiek žinių galim pradėti apdovanojimą, perdodam Žygį. Dalyviai norim pakviesti prie prezidento, jis įteiks kaip simbolinį medalį, kuris užkoduotų jums siekti pergalių aukštų, lygiuotis į geriausius ir jūs esat šaunuoliai, pavyzdys jaunajai kartai, kaip reikia nebijoti didelių mašinų, didelių greičių ir... Truputį dar pertrauksiu, norėjau padėkoti Biržų automobilių sporto klubui, kurie
visam jaunimui šiandien įsteigė šampaną. Tai ačiū Biržam. Biržam. Iš Biržų reikėtų ne tik šampaną gauti, ten yra Luskanus, juokauju. Judam, junior, 1600 klasė, 7 vieta, Domantas Stapulionis, kviečiam atsiimti gražaus dalyvio medalio. Rimtas vyrukas, rimtas automobilis ir auganti jaunoji talentingoji karta, kuri tikrai skries ne tik Lietuvos trasomis, bet ir Europos, o galbūt ir pasaulio. Plojimai, mėlėjai! Judam toliau. 6 vieta Erikas Brazdžionis. Plojimai, kviečiam taip pat čia šį jauno talentingą vyruką. Šalia prie Eriko jungiasi Rokas Šatkauskas, 5 vieta. Kviečiam Rokai, keliauk ir tu į šias savo grupės vyrukų gretas. 4 vieta įnirtingoj kovoje per plauką nuo 3 vietos garsus plojimai. Lėja Vareikaitė. Kur ta Lėja Vareikaitė? Nejaugi jau iškeliavo. Ar turime Lėją Vareikaitę? Nėra, turbūt. Perduosim, tikrai nukeliaus ten, kur priklauso. Judam toliau, viskas, prie prizinių vietų. Junior 1600 klasė, 3 vieta, 577 numeris, Antanas Liubina. Garsus plojimai. O čia yra tikri sportininkai, tikras pavyzdys, kaip reikia girti ir mylėti vienas kitą. Trasoje varžovai, o gyvenime draugai. Plojimai, 3 vieta, Antanas Liubinas. 2 vieta, junior 1600 klasė, sidabrinis pilotas Deimantas Žiauga. O teisingai, šampanas kaip ir priklauso iš bendraamžių rankų. Ir junior 1600 klasės nugalėtojas 1 etapo Plungėje, numeris 3. Startinis numeris 108, Tadas Kažemekaitis. Garsus plojimai, nugalėtojas. Šiandien junior 1600 klasės greičiausias pilotas, Tadas Kažemekaitis. Paplojam jaunai kartai, kurie sezoną atidarė griausmingai, su trenksmu, su šampanais, su medaliais. Šaunuoliai, palydi plojimais, ačiū vyrukai, jūs šaunuoliai, tik kitą kartą atsiveskit tą vienintelę damą. 1600 klasė, 3 vieta, 69 startinis numeris, Marius Kilpauskas. Garsus plojimai. Autokroso taurė, Plungė, 2025 metai, 1 etapas, naujo sezono startas, 1600 klasė, 3 vieta, Marius Kilpauskas. 1600 klasė, sidabrinis pilotas, startinis numeris, 38, Paulius Latanauskas. Ir judame prie nugalėtojo, 1600 klasės. Šiandienos nugalėtojas, sezoną atidaręs su griausmu. Startinis numeris 33, Vismantas Gricius.
nugalėtojai. 1600 klasės nugalėtojas ir prizininkai. Vyrai, laistom, ką čia darau? Pavasaris, oras geras, taurės gražios, kas belieka? Teisingai, plojimai. Wow! Čia taip daro ir Šarūnas Jasikevičius. Super, garsus plojimai, šaunuolis. Va taip reikia mokėti, kovoti, bet mokėti ir džiaugtis tokiomis skambiomis pergalėmis. Judam toliau, mėlėjai. 2000 klasė, 3 vieta, 290 numeris, Raimundas Kukelys. 2000 klasė, Raimundas Kukelys. Šiandien yra bronzinis pilotas. Judam toliau. Sidabrinis pilotas. Startinis numeris 277. Gediminas Ašakėlas. Ir 2000 klasės nugalėtojas, greičiausias šios klasės dalyvis, startinis numeris 216. Toms Freimanis, Latvija. O čia yra nugalėtojai, čia yra prizininkai ir čempionas. 2000 klasė, o taip, plaudosi, džiaugsmo šampane. Šaunuoliai, liuks. Paplojam dar kartelį. O dabar tai graži nuotrauka, kaip iš to dušo vyrai. Motokroso taurė, 2025 metai, pirmas etapas Plungė, 3000 RVD klasė, 3 vieta, 321 numeris, Aurimas Jonaitis. Ir Latvija keliauja dar ir vadovą matau. Aurimas Jonaitis, 3 vieta, 3000 RVD klasė. Judam toliau, 3000 RVD klasė. Sidabrinis pilotas, 46 numeris, Aidas Grabauskas. Ir judame prie 3000 RVD klasės nugalėtojo, čempiono 89 numerio, Nauris Kokliš, Latvija. Nuotrauka ne po dušo, o po to jau po šampano dušo. Wow, plojimai! O čia yra nugalėtojai, čia yra čempionas. Šaunuoliai, liuks. O taip reikia džiaugtis pergalę, nes jas pasiekti yra labai sunku. Kaip sako, čempionu būti lengva, bet nugalėti yra sunku. Judam toliau, autokroso taurė 2025 metai, pirmas etapas Plungė, 2000 superklasė, 3 vieta, bronzinis pilotas, 247 numeris, Marius Udrėnas. Ušakros automobilių sporto klubas.
Judam toliau. 2000 superklasės. Antroji vieta. Sidabrinis pilotas. 34 numeris. Vytautas Laužikas. Šaunuolis! Ir judame prie šiandienos 2000 superklasės nugalėtojo, greičiausio auksinio piloto, 153 numeris, Erikas Narbutas. Ir šios klasės visi nugalėtojai prizininkai apdovanoti. Graži nuotrauka ne po dušo, o dabar vyrai į dušą. Lakabeliai, judam prie komandinio įskaito. Ir čia trečiąją vietą su 62 taškais užima Ekstempas. Kviečiame Ekstempo Chebrytę ant trečios vietos pakilos. Ekstempas, atkeliauja, šaunuoliai. Automobilis sporto klubas Ekstempas. Puikiai. Manau, tinka, rimta paraiška į nugalėtojus. Judam toliau. Komanda, antroji vieta, sidabrinė komanda, Biržų automobilių sporto klubas. Ekstempas Akmenė, čia automobilių sporto klubas Biržai. Padarom nuotrauką ir judam prie komandinės, tarp kitko Biržų automobilių sporto klubas 73 taškai. Ir antrąją vietą 4 taškais aplenkusi komanda nugalėtoja yra Kupiškio automoto sportas klubas. 77 taškai komandinė įskaita. Ir jie yra šiandienos komanda nugalėtoja. Su Sauliuku priešakyje visa čempionų komanda.